Klausau. Labas vakaras, Aurelija. Labą. Čia iš nuomos punkto mes dėl tos Toyotos skambinam jūs, kur pridavėt. Ar jūs matėt, kokie tenais yra pažeidimai surašyti? Ne. Dėl bagažinės permirkusių vandenių ir neišvalyto salono ir šonė nubraižymas. Kas padaryta? Bagažinėje yra vandens. O tai iš kur ten to vandens? Žiūrėk, aš suvardinu, mes paskui pasiaiškinsim. Bagažinė yra vandens, salonas yra neišvalytas ir šoninis sparnas yra brėžtas. Klausykit, man aš kai nuomausi mašiną, man pasakė, kad nereikia nei plauti tos mašinos, nei siurbliuoti. Mes dabar paklausysim, taip. Tai man tai pasakė, kad man nereikia to dalyko daryti, tai aš ir nedariau. Taip. O kokius dešinis sparnas, tai tas šonas, aš pirmą kartą girdžiu, aš atvažiavau normali mašina. Nei aš kažkur įvažiavau, nei ko, nes galėjau drąsiai ateiti, nufotografuoti prie manęs, pažiūrėti, taigi aš atvažiavau. Taip, bet mūsų kameros fiksuoja, kai jūs pastatote ir panašiai, tai mums nereikia nieko daryti, nes... Tas berniukas pažiūrėjo, sėdo į mašiną, viską apžiūrėjo mašiną, tai aš pasipaklausiu. Sakau, jis pažiūrėjo, ten pilnas bakas buvo. Sakau, aš pasipaklausiu, jūs man pats pasakėt, kad nėra, kad nesiurbliuoti ir neplauti mašinos. Tai šitas berniukas neturėjo tiek kompetencijos ir dabar, kai atidžiai yra žiūrima, tai vanduo buvo, nežinau, iš kur prilieta, nes bandėm žiūrėti, kad iš lauko kažkur tai neįmanoma, atrodo, kad kažkas buvo vežta, kaip kokie ledukai ir ištirpę, tai šitas yra minusas. Nieko tokių dalykų net nebuvo, baikit jūs. Ir atėjo apžiūrėti tą mašiną. Ir šitas nubrėžtas šonas, neišvalytas salonas, šitą mes kaip ir, bet tie du dalykai, tai... Jis man pats pasakė, prisikiu vaikų gyvybę, jis man pasakė, aš pas jį paklausiau. Saloną išvalyti ir išplauti, sakė, nieko nedaryti, nes tai yra pinigai nemaži ir nieko nedaryti. Tai aš to nieko nedariau, bet aš vis tiek apsirbliavau minimaliai. Jūs tai teisingai, gerai. Sėdėjau, aš suprantu, gal ten šiandien sėdau, vieną kartą įlipau, kitą kartą įlipau taip. Bet jis atėjo, apžiūrėjo mašiną, jis pats atėjo, apžiūrėjo, koks dešinis šonas buvo. Taip, viskas yra tvarkoj, matau, kad jūs, Aurelija, supratinga moteris esat, viskas yra gerai, bet mes kažkur jums skaičiuojam apie 350 eurų žalos. Prie ko? Dėl nubraižymo ir bagažinės peršlapimo. Nubraižymas buvo, taigi čia jūs vien dėl to jūs sakot žmonėm, kad neplauti? Ne dėl plovimo, ta prasme yra įbrėžtas. Tai buvo įbrėžtas tas automobilis, aš niekaip nesuprantu. Dešiniai pusėje prie rato, priekinio. Nežinau, tai aš tam ir esu apdraudus automobilį, aš buvau apdraudus tą automobilį. Jūs buvote apdraudus? Taip, aš buvau apdraudus. Automobilį aš neėmiau, ten kažką aš apdraudžiau automobilį. Supratau, tai mes šito nepastebėjom. Nes aš apdraudžiau automobilį, baikit jūs gauti, nes nenorėjau šiokių problemų nei jum, nei savo pridaryti, tikrai. Nes aš žmoniškai paklausiu, aš vienas iki esu įsinuomavus automobilį, man ten nuplauta, aš pirmą kartą buvau nustebus, kad liepė nenuplauti automobilį. Teisinga, aš žiūriu, Aurelija, jūs turite tą draudimą, bet dalykas yra toks, kad draudimas dengia 150, tai vis tiek dar 200 reikia sumokėti. Kodėl 150? Nes man viskas sakė, kad turi būti skaičiuota. Ne, žiūrėkit, čia aš nežinau, su kuo jūs bendravot, bet čia aš kaip direktorius tai jums tiesiai šviesiai ir paaiškinu. Kokiu pagrindu? Kokiu pagrindu jūs man pareiškėt? Čia yra teisiški dokumentai, ta prasme, jūs pasėmėt pigesnį. Tai jūs turėt, va čia ir dabar, kad aš atvažiavau apžiūrėti tą automobilį. Jūs pasėmėt pigesnį draudimą tam, kad nemokėt daugiau ir dėl to dabar turėsit sumokėti tą sumą, kurią mes negalim pasidengti iš to draudimo. Kokio draudimo? Man tas vyras paaiškino, kad visai kitai būna. Jeigu tu nuomoji automobilį, sumoki mokestį nuomos, visai kitai būna. O įsinuomoji mašiną, sumoki draudimą, visai viskas kitaip. Gal jūs dabar kažkokius vėjus pasakot. Bet man keisčiausia, kad jis pabrėžė, kad negalima automobilio plauti. Kas čia per vėjai? Su jumis TikTok radio stotis Kušma. Labas vakaras, čia jums užsakė Pokšta Aistė. Nieko nenutiko, viskas yra gerai, Aurelija. Viskas. Miegokit ramiai. Visą tą.